Sveiki. Realybės keitimas. Yra toks įdomus bendravimo fenomenas, kai vieni žmonės kitiems sako, taigi mes buvom susitarę, o kitas žmogus nuoširdžiai tokio susitarimo neatsimena. Tarsi jau visai būtų neįvykę. Arba sako, taigi aš tau sakiau, o kitas žmogus neatsimena tokio pokalbio arba tokios dalies, kad kažkas buvo sakyta. Jo labiau, kad reikėjo kažką ten žinoti ir atsiminti. Dar būna įdomiau, kai kokio nors vietoje ieškai daikto, o tau sako, jis ten niekada nebuvo, jis visada stovi tenai, o tu tikrai įsitikinęs, kad tas daiktas visada stovėdavo čia. Įsivaizduojat, tai savotiškas realybės keitimas. Po kiek laiko, jeigu tai vyksta pastoviai, žmogus pradeda abejoti savo tikrumu, abejoti tuo, kad gal iš tikrųjų jie teisūs, o aš kažkaip čia neatsimenu, mano atmintis trukinėja, man kažko trūksta, susikaupimo, dar ko nors. O iš tikrųjų šitas fenomenas vadinamas gaslightingu. Psichologinis fenomenas, kuriame vienas žmogus keičia savotiškai kitam žmogui realybę. Kas galiausiai atsitinka, tai kad vienas iš žmonių, būtent tas, kuris yra šioje vietoje auka, pradeda abejoti savim, abejoti savo atmintim, savo sprendimais. Galiausiai tokiu būdu jisai tampa priklausomas nuo kito žmogaus nuomonės, nuo kito žmogaus pasakytų žodžių, kur, kas ir kaip jisai nepasitikė savo žinomą istoriją. Ir tada, kaip ir visada, bando įsiklausyti į kitą. Ir tokiu būdu jis jau nebetiki savimis ir pradeda tikėti tik kitais. Vadinasi, savivertė, pasitikėjimas savimi labai stipriai žlunga. Tai tiek apie gaslightingą. O ką daryti, pasikalbėsim kitą kartą.